Tai apie ką norėčiau su jumis šiandieną pakalbėti, vadinu, jog mes visi esame viename laive. Ką noriu to pasakyti, tai jog dalis mūsų nori tikėti, jog kiekvienas mes esame unikalus. Kaip sakoma, kiekviena snaigė yra unikali. Ir be abejo, tame yra tiesos, nes visi turim skirtingą išvaizdą, mes visi turim tam tikrą subtilų šitos patirties unikalų variantą. Bet nors tai turi teigiamą pusę, tai turi ir neigiamą pusę. Neigiamą pusė yra tai, kada mes manome, kad mes visi esame unikalūs, mes taip pat manome, kad mūsų bėdos yra unikalios. Ir šiais laikais yra reta dalinti savo bėdomis. Šiandien žymiai paprasčiau, be abejo, daugelis mėgsta aptarnėti, skųsti, sakyti tas blogai, bet yra tam tikra linija, nuo kurios mes nebesidalinam. Pažiūrėkime į tą patį Facebooką, nekalbant apie emo. Didžioji dalis žmonių dalinasi tik tais teigiamomis savo patirtimis. Ir tai suprantama yra, bet kokį įspūdį tai sudaro mums. Kada mes įsijungiam Facebooką ir peržiūrim savo draugus, mes pamatom, kaip visi keliauja, mes pamatom, kokie visi laimingi, švenčia, turi merginas, turi vaikinus. Niekas neįrašinėja ir nepatikė, kaip jie pykstasi su savo antrosiom pusėm, kai jiems kažkas nenusiseka, retais atvejais, kaip minėjau, tik iki tam tikros ribos. Bet mūsų pasąmonėje koks sudaro įspūdis, jog peržiūrėjus visų Facebooko profilius, atrodo, visi tokie laimingi, visiems viskas gerai sekasi, o aš vienintelis toksai nesąmoningas. Tai čia yra vienas žingsnelis to. Kitas žingsnis yra, jog yra daugybė keistenybių, kur mums atrodo, kad tai yra tik tais vienintelio mano keistenybė, aš vienintelis toks keistas, aš vienintelis toks nesąmoningas, aš vienintelis toks kvailas. Ir tai mus apriboja, tai priverčia mus jaustis kaltais, gėdytis ir riboti savo patirtį. Tačiau trumpas pavyzdys. Ilgą laiką pas mane patį buvo tokia keista tendencija, kad kaip dėmesį keista, tai nustatinėjant muziką, išrenkant tam tikrus skaičius, vis tiek yra muzikos garsas, 1, 2, 3 ir taip toliau. Pas mane ilgą laiką buvo tam tikras susilaikymas nuo išrinkimo tam tikrų skaičių. Netgi jeigu tas garsas būtų pats tas, bet tarkim 14, jei gerai pamenu, yra skaičius, kurio man nesinori nustatyti. Ir be abejo, galima būtų ieškoti logiškų priežasčių, vadinti tai intuicija, bet vis tiek tai atrodo pakankamai keista. Tai nėra patirtis, kurią šiaip norėtųsi dalinti su kitais ir sakyti, žiūrėkit, kaip aš darau, nes tada man pradeda atrodyti, kad man atrodo, kad aš vienintelis toks keistas ir geriau niekam nesakyti to, nes visi pagalvos, kad Dieve, jam visai pačiu čia stovi. Tačiau vakar, sėdint susitikime su savo mokiniais, mes buvome viso labo 3, aš ir 2 mokiniai. Ir aš kalbėdamas apie tai, kad mes esame visi tame pačiame laive, aš nusprendžiau pasidalinti šitą patirtėm ir kaip pavyzdį, kokių yra keistenybių. Ir kada aš pradėjau pasakoti, vienai mano mokiniai išplėtė akis ir pasimatęs, kad ji nustebusi. Ir aš sakau, tai tikrai negali būti, kad ir pas tai yra ta pati patirtis. Ir sako, man atrodo, kad taip. Aš sakau, negali būti. Pasiklausyk visos istorijos, tada pasakyk man. Ir visą istoriją papasakojus pasirodo beveik identiškas polinkis yra ir pas ją. Ir iš vienos pusės mes dabar galėtume filosofuoti ir galvoti, kad iš 3 milijonų žmonių mes būtent dviese susėdom prie to pačio stalo ir vieninteliai, kurie turi tą pačią problemą, ar čia buvo kažkoks likimas. Bet ne, iš tiesų, ką tai sako, tai kad tiek jai, tiek man atrodo, kad tai taip keista, kad tikrai nesinori su nieko dalintis ir sakyti, prisipažinti, kokie mes keisti, bet pasirodo, mes prie tą pačią staliuką sėdėdami 3, 2 iš mūsų galvoja lygiai tą patį, kad aš vienintelis toks keistas ir niekas kitas tikrai to neturi. Bet tai netiesa. Jeigu mes iš 3 žmonių taip jau papuolė, kad mes dviese tą pačią tendenciją turėjom, ką jau pakalbėti apie visą likusį pasaulį. Faktas, kad yra daugybė žmonių, kurie turi tą pačią keistą tendenciją. Ir galbūt jūs, kurie klausote, galbūt jūs sakysit, Dievaži, aš irgi tai darau. Galbūt kai kurie jūs sakys, aš to nedarau, bet kiekvienas iš mūsų mes turim savo keistenybės, kiekvienas iš mūsų mes turim tuos keistus polinkius, kur mums atrodo, kad, Dieve, tik tais aš toksai esu. Bet aš jums čia dabar sakau, ne. Mes visi esame tame pačiame laive, mes visi dalinamės keistenybėmis ir mes visi dalinamės savo tamsiosiomis pusėmis, kas yra dar netgi svarbiau. Ir čia yra taip pat vienas iš minusų galvojimo, jog mes visi esame absoliučiai unikalūs. Nes tada mano nesėkmės, mano liūdesys, mano abejonės, man atrodo unikalios taip pat. Tada visiems atrodo, kiekvienam atrodo, kad aš vienintelis
jaučiuosi kaip nevykėlis. Aš vienintelis jaučiuosi nesusipratęs ir nežinantis, ko aš noriu. Aš vienintelis pasimetęs. Bet tai yra bendroji žmogiškoji patirtis, kurią mes visi dalinamės. Ir jeigu jūs tą patirėt, tai reiškia, jog daugybė žmonių patiria lygiai tą patį. Bet problema, kada mes tai galvojam, jog tai yra mano unikali patirtis, tada mes jaučiamės kalti, mes jaučiamės blogai, mes tą slepiame ir mes negalime to išspręsti. Mums atrodo, kad tai yra, mes uždarome tai tam tikrą skrynę, į tam tikrą stalčių savyje ir net neliečiam to. Bet kada aš suvokiu, kad žinai ką, greičiausiai ta pati silpnybė, keistenybė yra pas daugybę žmonių, atsiranda didžiulis laisvės ir laisvumo pojūtis. Taigi aš suprantu, kad man nebūtina gėdytis to. Greičiausiai mano draugai turi lygiai tą patį, bet atsiradus tai erdvėjai, ištraukus tai iš stalčiaus, dabar aš galiu tai spręsti, dabar aš galiu tai pakeisti. Ir kas yra nuostabiausia čia, kad būnant tame pačiame laive, kenčiant tas pačias problemas, turint tas pačias keistenybės, jeigu aš sugebu išspręsti tą problemą, tai yra didžiulė tikimybė, kad ir kitiems tai padės. Jeigu aš sugebėsiu savo laivo kraštą susitvarkyti, kitų laivo kraštai taip pat žinos, kaip tą padaryti. Todėl svarbu suprasti ne tik, kad mūsų keistenybės, mūsų silpnybės yra bendros, bet taip pat sprendimai yra bendri. Ir jeigu jūs sugebėsit suvokti tai, kad jūs nesate atskiras, jūs kenčiate nuo to pačio, ko kenčia kiti ir jūs galite tai pakeisti, reikia tai pakeisti, tai pakeisti ne tik jūsų gyvenimus, bet ir kitų gyvenimus. Kaip visada mes galėtumėm žymiai daugiau apie tai kalbėti, bet šiandieną sustosime čia. Kaip visada yra taip pat kitų temų, kurias galite peržiūrėti, bus dar daugiau, tad jei norite, galite sekti šį kanalą. Taip, čia buvo Rokas ir džiaugiuosi, kad prabuvot pro visą video ir susitiksime su jumis kitame video. Sveiki, čia dar kartą Rokas. Aš norėčiau užduoti jums klausimą tiek savo, tiek jums, ar mes duodame pakankamai atgal. Tai kaip ir pirmajame video aš jau užsiminiau, mes Lietuvoje mūsų tendencija yra skųstis, pastebėti dalykus, kurie yra negerai. Didžioji dalis Lietuvoje žmonių